Sveiki! Šiandien aš jums pristatysiu savo unikalų projektą, kuris gimė iš to, kad mano moteris, kurios keičiasi kartu, nori vedimo toliau. Ir aš sugalvoju, kad šitame video aš išnagrinėsiu, kaip galima pačiom pasiekti tam tikrų tikslų, jeigu tai finansiškai jums yra patogiau, arba visgi ateiti į 2, galbūt netgi 3 mėnesių į kryptingą, be klaidų, aiškę ir sistemingą pokytį gyvenimo. Tai čia mes kalbėsim apie tai, kad aš esu Oksana. Esu trenerė, mitybos specialistė, kuri nuo 2017 metų savo žiniomis ir patirtimi įkvėpia šimtus moterų pokyčiams. Jeigu jūs pirmą kartą mane matote, tai jums tikrai vertėtų ateiti į mano Instagramą, trenerė Oksana Fit, ir išjausti, ką aš darau. Galbūt ten pokyčių daug nėra, tiesiog neturiu kada tam skirti laiko, bet pokyčiai netelpa nei telefone, nei mintise. Tai yra, toks stiprus mano atsidavimas žmonėm, kad tu tiesiog negali, atsiprašau, patikėti, kad šitam gyvenime galima ant jį keistis. Man dabar yra 39 ir šiandien aš gyvenu kūne, kurį aš sukonstravau ir suprantu, kad šitam gyvenime mes galim gyventi tokiam kūne, kurį mes turim, jį kitaip pateikti per savo emocijas, nežiūrėti, kaip atrodo kiti, o būtent savo kūne daryti patogumus. Ir šitas kūnas man patinka, aš jeigu suvalgysiu ledų, aš nepergyvensiu, kad išpūtė pilvą, nes aš žinosiu priežastį. Jeigu aš suvalgysiu 3 ledus per dieną, tai yra ne apie pilvą man, o apie taip, kaip aš jausiuos, tai yra apie nesaikingą vartojimą, apie kažkokias problemas kūne, kurie gali atsirasti ant veido arba žarnyne. Tai labiausiai aš padariusi šitą kūną, kurį jūs matot, gyvenu jame, džiaugiuosi ir tiesiog negalvoju apie tai, kad aš turiu ten alinančiai treniruotis arba sau neleisti nieko. Aš leidžiu sau viską, tik tais turiu irgi ir silpnumą tam tikriem dalykam. Man sunku atsisakyti kavos, nors iš tikrųjų nereikėtų. Prieš 10 metų, kai man buvo 28, aš priaugau svorio, atsirado strijos, celiulitas, nepatogumas savo kūne, pasitikėjimas pradėjo kristi. Tuo metu niekada nebūčiau pagalvojusi, kad vieną dieną aš tapsiu trenerė, aš net apie tai nepagalvojau. Aš visada buvau fiziškai aktyvi, bet tokia pasyvesnė. Aš lankiau aerobiką, puldansą, bet iš esmės galiu pasakyti, kad tai buvo tai, kad aš ėjau tiesiog, kad eiti, nežinau kodėl, bet aš ėjau. Ir aš norėjau įgyti pasitikėjimą, būdama poldanse, aerobikoje, mokėti šokti, kad rankas stiprias aš turėjau, ne. Man dėl to ir nepatikdavo ant to stulpo. Aerobika šokinėti ne, mes labiausiai nedarėm šokinėjimų, tai aš esu prieš šokinėjimus jau nuo senų laikų. Ir aš tiesiog sportavau 2 kartus į savaitę ir tiek. Pirmas kartas nepavyko įrašyti man, tai jau kalbu 2 valandą. Tai va, šiaip tai aš esu kas? Buhalterė. Pagal profesiją, pirma profesija buhalterė, kur baigiau kolegiją, būtent buhalterė, Riomerį baigiau finansų ekonomiką. 14 metų aš dirbau valstybinėje įstaigoje, skaičiavau atlyginimas, taip pat atleisdavau žmonės, personalistė buvau. Ir tiek metų uždirbdama ten, negalvojau apie tai, kad turėsiu kitą profesiją. Man patikdavo su tais popieriais, bet nuo 2016 metų aš pradėjau domėtis, kodėl man visiškai jau nebegerai su juosmeniu, turėjau problemų nuo 16 metų. Gydytojas Dalis Romanas Barkauskas pasakė, kad Oksana, jeigu kilnoja svoris, nustok kilnoti. Tai čia buvo apie tai, kad ėjau į sporto salę savo darbovietėje, kur aš ne tai, kad kilnoju svoris, aš tiesiog netaisyklingai dariau pratimus su didžiausiais svoris ant staklių, bet su didžiausiais tai ne, bet pagal mano kūną tai buvo didžiausias svoris. Ir gavosi taip, kad aš tiesiog pradėjau ieškoti priežastį, ką daryti, ir supratau, kad man reikia eiti
pas direktorių prašyti kabinetą ir eiti treniruotis tiesiog ant kilimuko. Ir gavosi, kad mano moteris, kurios su manim norėjo eiti iš kolegijų, pradėjo keistis. Ir gavosi taip, kad 16 metais aš įsigijau profesiją trenerės, nuo 17 metų pradėjau daugumai šimtams moterų keisti savo gyvenimus per kūną, savijautą, mąstymą, pasitikėjimą. Ir tai darau iki šiol ir čia yra dar stipresnis malonumas ir daug žinių. Jeigu aš šiandien vėl būčiau tame taške A, aš daryčiau, žinokit, tos pačius žingsnius, apie kuriuos jūs čia išgirsit. Su priaugusiu svoriu 5 kilų aš turėjau žandus, pagurklį, pas mane eina į klubus, pas mane eina lygiai taip pat į pilvą. Tai, žinokit, aš nesu kažkuo išskirtinė negu jūs, tiesiog galbūt tų plus 25 nebuvo, bet nebūtinai žmogus gali daug patirties turėti, neturėdamas 25. Aš turėjau tiesiog savo pokyčiuose daugumą moterų ir su klimaksu, ir be klimakso, ir 25 plus, ir plus 5, ir plus 1 kilogramas. Ir žinokit, visom galiu padėti. Tai su abejonėmis, su priaugusiu svoriu, pavargusiu kūnu, aš vis tiek daryčiau tokius žingsnius, kuriuos dariau tada. Tai apie juos ir išgirsit ir galėsit savo pritaikyti, nes tai yra labai svarbu - išmokti pritaikyti. Mano tikslas šitam gyvenime - jums duoti ir daug naudingos informacijos nemokamai. Aš nemėgstu slėpti kažko, nedasakyti. Tai link pokyčių, kuriuos galite pritaikyti savo, žingsniai yra tokie. Visų pirma, asmeninis rezultatas yra 5 kilai, tai išėjo pas mane iš tikrųjų greitai. Gal netgi per 2 mėnesius, nes aš ten susiėmiau su tuo, kad nevalgiau bulvės prie mėsos, kruopų. Man nusimetė pilvas. Aš subalansavau mitybą, kiek to metu suprasdavau apie ją. Sumažinau klubus ir vidinių šlaunų pusę, kuri man čia trynėsi lešką į lešką. Įgijau pasitikėjimą ir išmokau būti nuosekli. Ir tai pakeitė viską ir mąstymą. Ir kai tapau treneriu, pradėjau galvoti apie žmonės, kurie mane klauso, girdi, paskui mane daro. Aš pradėjau dar daugiau taisyklingiau sportuoti dėl moterų, ne dėl savęs. Tai kaip aš prie to priėjau, tai visų pirma pašalinau iš mitybos kruopas, kaip sakau, bulbas prie mėsos. Taip pat perteklinės duonos valgymas buvo prie kiekvieno patiekalo, būtinai pašalinau ir netgi prie sriubos pašalinau. Ten su saldumynais aš valgiau, bet taip nebuvo labai daug, kad aš ten valgau tų bandelių, aš nemėgstu ten labai stipriai tų bandelių. Sportavau 2 kartus ir tai, kai man pasakydavo, kad šiandien bus treniruotis, aš apsidžiaugdavau. Tai reiškia, aš nebuvau ta tokia, kur entuziastė to sporto. Iki dabar aš irgi nesu tokia, kur labai čia jau bėga į tą sporto salę. Tiesiog žino, kad šitam kūne aš noriu gyventi energinga, stangri, graži, tai ką aš turiu daryti? Aišku, prižiūrėti visus dalykus, kuriuos aš turiu šitam gyvenime. Tai kūną, savijautą, save. Kodėl užsiimti savimi verta labiau nei viskas kita? Nemokamos dietos be sistemos neveikia. Grikių dietos, kopūstų, jokių dietų aš nesilaikiau, aš turiu patirtį iš kitų žmonių, tai man užtekdavo to. Pasimetimas tarp informacijos vargina ir demotyvuoja. Tai užsiimti savimi reikia, bet jeigu yra daug informacijos, vėlgi mes nežinom, kaip tinkamai tai padaryti. GPT čiatas mus klaidina. Atrodo, mes galėtumėm sudaryti programas dabar, intelektų. Nepadės, žinokit, žmonės. Patirtis yra geriausias mokytojas. Su manimi aiškus kelias, palaikymas, sistema. Užsiimti savimi reikia dabar, todėl kad laikas nelaukia. Su mažiau klaidų, su daugiau rezultatų ir su tikru augimu. Augimas tai, kad su kiekvienu kartu jūs vis tiek naujas žinias galite įgyti. Mityba tai nėra per 1 mėnesį išmokau ir įnešiau. Ne, jūs netgi pamirštat, kad grikiai tai nėra šiai dienai tobuliausias produktas yra ir mes tą pamirštam. Tam esu aš, kuri primintų. Tai jeigu jūs nemokamai norite daryti žingsnius, jums visą tai, ką aš pasakiau, reikia tiesiog daryti per Instagramą, gyventi su manim kaip
Instagrame. Tarsi turit virtualų žmogų, kuris kiekvieną dieną ateina į rilsus, kiekvieną dieną bando jums įdėti kažkokį pratimą, kažką apie mitybą, kažką sukonstruojat, padarot sistemingai, YouTube pasižiūrit nemokamai ir einat tuo keliu, keičiatės. Kodėl šiandien moterims būtina keistis? Gyvenimas, apie kurį svajojame, neprasideda savaime. Reikia drąsos sustoti, pasižiūrėti į save ir pradėti pokyčius. Moteris žiūri į save tada, kada prašau atlikti namų darbus, kai atsiunčia nuotraukas ir tada pamato ir sako, o Dieve, aš senai nesifotkinu, kai pamačiau save, negali būti aš netokia. Ir žmonės priima save tokiais, kokie yra ir jie džiaugiasi tuo, kad pamatė. Ši platforma ne tik apie kūną, tai yra apie emocijas, protą, apie valdymą kūno, apie virtuvės valdymą, kaip tu gali savo spintelę matyti tik gerus produktus, o kitos spintelėje blogus. Ir tu pasirinki pradžiai gerus, o po to eini į tuos blogus. Ir mes esam savo gyvenimo kūrėjai, veikėjai ir mums neturi rūpėti aplinka. Tai toje bendruomenėje, kurioje jūs ateinat pas mane, jūs pradedat dalintis to, kad jūs visos turite tą neigiamą aplinką. Ir mes su ją kovojam. Tiesiog įdarbinam jūsų protą mąstyti kitaip. Mes kartu mokinamės negreitai pasikeisti, bet sistemingai, su žingsniais. Tvirtai, visam laikui. Tai reiškia ir kūnas treniruojasi tvirtai, be jokių ten didžiausių svorių. Ir jūsų mityba taisosi tikrai nesualinančiom dietom. Tai, kas yra mano sistemoje. Kodėl su manimi? Nes tai ne tik mitybos planas ir treniruotės. Taip, mitybos planą jūs gausit, bet po 2 savaičių aš noriu, kad jūs būtumėte savarankiškos. Galbūt kažkur receptą atsiųsit, galbūt kažkur pasakysiu, kad blogas receptas, pakeičiam, pagalvojam, kodėl. Noriu duoti vieną savaitės receptą, gal noriu duoti tik vakare. Bet pradžia bus tokia maksimum, kad gausit viską pavyzdiniai ir tada jūs turėsit daug klausimų. Užtvirtinti, patvirtinti kažką ir tada matysit, kaip faina ir gera būti drauge ir tai yra mokymas. Aš radau kelią nuo disciplinos ir pasitikėjimo. Disciplina tai yra, reiškia, įvesti discipliną, kada valgom, kada einam miegoti, stengtis tą padaryti. Jūs suprasit svarbą, suprasit kodėl ir jūs tada pradėsit tikrai to vadovautis. Galbūt ne iškart, ne 100%, bet mes visi bandysim tą daryti. Aš žinau, kaip jautiesi tu, nes aš buvau visame šitame ir aš dabar dar esu tame, kaip atsisakyti kavos su pienu, kai jinai yra visur ant viso kampo. Kai tu turi susitikimus, tu vėl geri kavą, žiūrėk, jau 5 ir 5 kava jau eina į trasą. Kai valdyti tas emocijas, man irgi to reikia ir aš noriu su jumis tą daryti. Ir aš turiu žingsnius, kurie veikia. Jeigu norite išjausti mane, kodėl su manimi ateikite į Instagram, pajauskite tą vaibą, šilumą, tikrumą, užduokite klausimą, nebijokit, į viską atsakau. Aiškus kelias ir sistema. Pirmas žingsnis - tvarkyti mitybos režimą. Tai reiškia valgyti tuo pat metu, panašiai, valandos skirtumą, valgyti pusryčius, negerti pusryčius, valgyti pusryčius, nekeisti papildus į maistą, nekeisti kokteilius į maistą, subalansuoti mitybą, o nesveikai valgyti, pakeisti požiūrį į mitybą, įvesti judėjimą, kuris tinka būtent jums. Gali būti 1 pratimas per dieną, gali būti mankšta iki 20 minučių, gali būti 3 kartus į savaitę po valandą, ką jūs jaučiat. Gali būti plaukimas, gali būti bėgimas, jeigu norit, gali būti ant batutų šokinėjimas, jeigu jūs jaučiatės saugus. Jūs turit įsimylėti tą judesį, kurį norit įsimylėti ir viskas jums pasiseks, pavyks, jeigu jūs darysite tai, kas patinka. Palaipsniui jūs galite ateiti į tai, kas yra ne tai, kad patinka, bet tai, ko reikia kūnui. Imkite mano Instagramą, darykit, stenkitės. Išjausti, išsaugoti per vėliavėlę, į aplankėlius, užpakaliui, apšilimas, dar kažkas. Trečias žingsnis - išmokti ilsėtis ir stabdyti lėkimą. Tai reiškia, lėkimas tas yra visur. Tai kavą gerti mes turime atsijungti nuo visko. Jeigu jūs to nemokat, reikia išmokti. Tai išmokti galim tada, kada klausom specialisto, apie sąmoningumą klausom. Bet atskirkit, kur yra saikas, kur yra perteklis. Negalim gyventi iki negalėjimo nevalgant mėsos. Mes negalim klausyti, kad visur reikia valgyti baltymų. Mes turim visko gyvenime turėti. Ir tą kavą leisti savo išgerti, ir naktim turim miegoti, mes daug dalykų turim įvesti, bet per supratimą, susirinkti save iš naujo. Rezultatai krenta ne per dieną, bet kiekvieną savaitę duoda savo vaisių, jeigu jūs tai darot dėka mitybos, disciplinos, judesio ir bendruomenės. Be bendruomenės mes praktiškai nieko negalim padaryti, nes mes grįžtam į tas pačias klaidas. Tai yra tiesa.
Po 5 mėnesių rašau žmogui, jisai nepasiduoda, bet jam yra ne tokia motyvacija, kaip buvo su manimi. Be vedlio labai sunku, su manimi paprasčiau, aiškiau, efektyviau, sistemingai ir užtikrintai. Čia yra svarbiausia. Aš mėgstu užtikrintumą, man patinka pastovūs žmonės, aš dėl jų sudarau programas, kad po šitos programos ateitų programa į šitos žmonės, kurie čia pasikeis. Vau rezultatai, jų yra labai daug, išrinkau pagrindinius, tokius šviežiausius, naujausius, kad tą praeitį neimti. Raminta 2 vaikų mama per 7 mėnesius 10 kg. Pažiūrėkit, kaip nuostabiai atrodo, toks jums, kad tuoj paimsiu ir fitnesą ją įvesiu. Žmogus tikrai turi problemų su pertekliniu pilvu, bet nu kur jūs matot, kad jis yra? Jinai pamiršta apie tai, jinai dailina save iš visų pusių ir jinai gražėja. Emocijos jos keičiasi ir mes nežiūrim į tą perteklinį pilvos ne riebalą, o netgi odą. Visa kita pasikeis. Atsakomybė, disciplina ir kantrybė. Genrieta 2 vaikų mama, per 3 savaitės -6 kilai. Aš galvoju, ką daryti su tokiu kūnu, kaip amerikonų kūnas. Galvoju, blemba, dar tokią pavyzdžių neturėjusi grinai matant. Ir kai jinai įstojo į mano 3 savaičių mitybos iššūkį, vau, rezultatas, jinai savim negali patikėti, atsidžiaugti visą laiką, jinai man dėkoja. Kitus dalykus pataisė su omega ir su skadilom, bet apie tai mes dabar nekalbėsim. Tai yra vau rezultatai ir jų yra labai daug, pasirinkau pagrindinius, kiek turėjau šiandien laiko, kad jūs matytumėt moteriškumas, riebalų deginimas, visokiais būdais padedu žmogui, bet šitoj nuotraukoj ką daryti. Žiūrėkit, kaip skaidyti riebalą reikia, jisai tiesiog gumbulais kažkokiais eina, mums reikia ją aktyvinti limfotoką, žodžiu. Labai daug reikalų ir gaila, kad tas žmogus negirdi dėl omegos, dėl skaidulų galėtų būti didesnis ir užtikrintesnis tas kelias, bet jinai nepasiduoda, eina ir mes keičiamės palaipsniui. Gulnara, kuri atrodo su svoriu viskas gerai, bet žinokit, jinai yra išbalansuota, tai judesys, emocijos, ją surenka ir jinai tampa tokia, kokie matot. Pilvukai tokie trukdo gyventi irgi. Morališkai, tu nori užsidėti suknelį, tu negali išsipučia. Moteris, kuria 50 virš, jinai tobulai atrodo, pasikeitė dėka tiesiog judesio, mityba dar nebuvo subalansuota. Šita moteris irgi pasikeitė, šita moteris irgi keičiasi. Ta prasme, keičiasi mano programos, kurios yra unikalios. Pirmi pokyčiai pamatai, ką pradėsim daryti kartu, tai įvesim judėjimą be spaudimo, be kaltės, bus 2 programos, kurias jūs matysite, vienas sunkesnė online įrašas, kitas bus vėlgi online įrašai, bet tokie mažiau. Laiko ten reikės daryti ir lengviau, tai reiškia galbūt iš mano iššūkį sudėliausi, pasižiūrėsim. Miegas būtinas, bandysim kažkaip tai tiesiog kalbėtis apie tai, kiek miegat, kiek ramaus miego, kiek gilaus miego. Žmogus turi būti laimingas tada, kada jisai išsimiegoja su energija, o mes miegam dabar kiek? Net pusvalandį kartais nepamiegam gilaus miego, tai yra blogai. Subalansuosim, valgysim. Tvarkingai pradėsit žiūrėti maistą prieš 3 valandas nevalgyti, gal kažkas nuo 7 nenorės valgyti, bandysim įvesti kažkokius režimus, pabandyti, kiekvienas prisitaikys pagal save ir matysim. Gali būti, kad susitvarkysit per 2 mėnesius, galbūt įvesit nors pagrindą. Mitybos balansas ir papildai. Papildų nebūtina įsigyti, bet aš žinau, kad jūs norėsit pagrindą. Mokysimės neskaičiuoti kalorijų, mokysimės suprasti, kodėl marketingas labai stipriai duoda per papildus, tai jums reikia išmokti tiesiog, kad yra pagrindiniai papildai, kurie gali atverti ląsteles, subalansuoti žarnyną ir po to pradės savintis jūsų maistinės medžiagas iš maisto. Šitą temą irgi gvildėsim. Pailsėti ir neskubėti mes turėsim išmokti, bet ar tai įveiks, nežinau. Čia jau kiekvienas iš mūsų priklauso. Kiekviena dalis su aiškiais pirmais žingsniais ir kad būtų viskas paprasta. Tai reiškia, kiekvienas skiltis turės patarimų mitybos, turės judesių patarimus, sprendimus tam tikrus apie cholesterolį, vidurių užkietėjimą, geležį, visa tai prisideda prie pokyčio, ne? Jeigu mes visą tai turim, tai šitoje mityboje jūs subalansuosit kažkiek, įvesit pradžiai, bet jeigu norėsit stipraus dalyko, tai galima tada dietologam. Bet ten jau tada reikia jau užtikrinti nevalgyti kažko, ten atsisakyti kardinaliai kažko, bet šitam mitybos iššūkyje, tokiam platformoje pokyčių, mes darysim viską, kad būtų faina, gera ir nebūtinai viską atsisakyti, tiesiog sumažinti ir pagerinti savo rodiklius.
Nes vidurių užkietėjimas tai bloga nuotaika. Geležies trūkumas tai be energijos žmogus, deguonis nepasiduoda, per mažai judesi deguonies stoka, vėlgi smegenys blogai dirba, vėl neišsimiega. Uždegiminiai dalykai iš mitybos. Sumažinsim kiek galėsim. Per papildus, jeigu galėsiu, padėsiu. Jeigu nenorėsit, padėsim savo kiek įmanoma iš mitybos. Kitų ekspertų įtraukimas yra tam, kad jūs jaustumėte ne vieni su manimi. Aš noriu, kad mano vizija, mano filosofija būtų perduota kitais ekspertais. Kokie bus, pažiūrėsim. Kai kurie atsisakė, todėl kad neturi laiko, kai kurie ima didžiausius pinigus, bet tada aš nematau vertės, kadangi aš matau, kad žmogus neduoda tai, ką man reikia jums duoti. Apie grožį, kvėpavimą, žarnyną, psichologiją, jeigu įmanoma bus, aš čia įvėsiu ekspertus, jeigu ne, tai tiesiog paviršutiniškai kalbėsiu apie tai. Su manim keičiatės per mitybą, per mano filosofiją. Jums net nereikia ekspertų, bet jūs noriu apdovanoti jais. Tai būtų stipri komanda, būtų toks motivacija ir vaibas man. Tai ginekologą mes čia turėsim. Pažiūrėsim, ką mes dar turėsim. Aš darau viską iš širdies ir tie 2 mėnesiai bus bombiniai. Jeigu ką, mes 3 mėnesį paleisim, jeigu jūs norėsit likti visos, tai aš būsiu labai laiminga, nes tai yra faina gera, kai jūs dar norit, atrodo viską gavot, bet Oksana dar užtvirtinimų 3 mėnuo. Jeigu tai bus labai faina ir iš tikrųjų aš sutiksiu tą padaryti jums ir mes galbūt pratęsim visą tai. Pažiūrėsim. Dažniausios klaidos ir kodėl be vedlio tai kainuoja daugiau. Todėl, kad mes labai daug ieškom trumpų kelių. Atsitiktinės dietos, kažkur išgirdom, iškarpyti mitybos planai, kažkokie nusiperka ten po 19 eurų, nupirkta 59 buvo. Netinkami sportai, GPT čiatas, kažkas kažką rekomendavo, draugė nupirko, pasidalino, žodžiu, viskas tai ne apie jūs. Ir, žodžiu, neaišku, kas vyksta, atrodo ir svartuoja, ir treniruos, ir niekas nepavyksta. Ir sveikai gyvenu. Kaip? Nėra žmogaus, kuris sveikai gyvena, nėra žmogaus, kuris sveikai valgo. Yra subalansuota mityba. Subalansuok mitybą, subalansuok savo kūną, žarnyną, ląsteles, viskas. Protą, kiek įmanoma per šitą dieną. Keistis greitai turim pamiršti. Nėra greitų rezultatų. Po 30 metų mes ateinam čia su savo problemomis. Mes norim per 3 mėnesius padaryti wow efektą. Mes turim tiesiog mėgautis procesu. Be sistemos, be pasirašymo nieko nebus. Taip, ieškokite Instagrame nemokamos pamokas, kaip aš ieškau reelsams, filmavimam ir gaunasi aš labai daug laiko gaištu, resursus savo gaištu, pinigų gal ne, aš nieko neperku labai papildomai, bet aš laiką gaištu, o jūs gal perkat ten, kažką ten pigiau, žiūrėkit, susidėjo didelė pinigų suma, kurią jūs galėtumėte atiduoti šitai platformai. Bandot vieni, bet trūksta disciplinos, palaikymo, supratimo. Kažkas vieną kalba, kažkas kitą. Tai ko tikėti? Galbūt aš tikiu, kad aš iš vis gerai valgau ir jums yra sunku pripažinti, kad blogai valgot. Šito vietoje jūs turėsit būti su manimi ir atsiduoti man. Chaotiškas kelias užima daug laiko, pinigų, nervų, ne investicija ir aiškiai apgalvota pokyčių veikla, kurią aš jau galiu jums duoti. Aš jau žinau, ką duoti. Aš jau surenku čia viską maksimum, kad jums duoti per 2 mėnesius. Mano platforma nauja tu arba aš, tai yra trumpesnis, saugesnis ir veiksmingesnis kelias. Nes be vedlio einant, klaidos yra brangiausias investicija. Tai yra laikas, tai yra pasidavimas. Žodžiu, mes tiesiog nebenorim daugiau nieko, nes atrodo darai ir vis į sieną. Žmonės galvoja, kad valgo sveikai, bet vis tiek daro klaidų. Todėl, kad jie nenori pripažinti, kad jų maistas ar ten nedisciplina tikrai nėra tokia, kurią jie galvoja. Tai kol jie taip galvos, jie tikrai nepasikeis. Jie maišo sveiką gyvenseną su balansuota mityba. Masto apie tai, kad maisto kokybė yra gera pas mus, ekologiška pirksiu. Ne, nebus taip. Maisto kokybė su maisto kiekiu ir derinimu dabar yra visiškai viena nesuderinimas dalykas. Kokybė su maistu nesuderinama, nes dabar kokybė neaiški kokia. Derinti maistą su kažkokiu maistu mes derinam ir atrodo lęšis netinka su mėsa. Kodėl? O su kokia mėsa? Su balta. Valgau kiaušinius. Tai yra geras maistas. Dėja hormonai, bet o ką daryti? Valgyti kiaušinius ar ne? Valgyti salotų lapą, kuris išaugintas
kažkur, ar visgi nevalgyti jo. Čia irgi šitą žinosit mano filosofiją. Kiti valgo avokado po 2 į dieną, tai jie kenkia savo. Lašyšą valgo kiekvieną dieną, jie kenkia savo. Tai energijos rezultatai tikrai neateina dėl to, kad jūs sveikai maitinatės. Energijos neturit, nes pas jūs yra kažkas negerai maiste. Pratimus darot arba tos pačius, arba per daug, arba ne tą amplitudę, tai gaunasi vėl apie nieką. Vieni einat be palaikymo yra sunku. Tai mano platforma skirta tam, kad atpažintum tikras klaidas, mokytumėsi suprasti kūną, valdyti kūną, ir kad nebūtum viena šitame kelyje, nes viena moteris negali būti. Mes turim turėti bendruomenę. Ne asmeniškai, ne individualiai. Individualiai žmonės nesikeičia taip, kaip turėtų keistis. Tikrai tai yra tiesa. Aš galėčiau individualiai vesti. Prestižas nereikia. Pinigai dideli. Taip. Kam to reikia? Einam į bendruomenę. Bendruomenė padeda mums. Dažniausiai mes turim suprasti, kad kiekviena moteris nori rezultatų greičiau, bet tuo pačiu be skausmingų klaidų. Mano programa taupo tavo laiką, energiją ir pinigus. Aš rūpinuosi tavim. Tu gauni aišku kelią be spėliojimo, gauni palaikymą, kad nepasiduotum, motivaciją, galbūt kažkur pilos gausi. Gauni žinias, kurios išliks visam gyvenimo. O pradėjus šitą kelią, tu tiesiog nenorėsi sustoti, tu nenorėsi, kad aš dingčiau, bet aš būsiu vis tiek tavo Instagrame. Aš žinau, kaip reikia veikti, kad viskas vyktų ir sistemingai tave įvesti į pokytį ir kad tu galėtum keistis toliau. Nes mes to norėsim dailėti, norėsim raumenukų. Ir pradėti jau turi dabar. Nes sėkmė ateina tada, kada mes imam tinkamus sprendimus. Skupas moka dvigubai. Arba laiku, arba pinigais. Na ir dažniausiai užduodami klausimai yra labai svarbu, bet iš esmės, kad visų pirma, jūs nepamirškit. Ribotumas. Iki gegužės 31, jeigu jūs klausot jau po šitos datos, tiesiog asmeniškai rašykit, duosiu jums kitą sprendimą, kaip keistis, tikrai turiu jums programas. O savarankiškai arba individualus vedimas. Iki gegužės 31 atlikus mokėjimą jūs einat į tam tikrą grupę, ten jau perkat inventorių arba rodot foto, ką turite, ar verta čia ir panašiai pirkti tą inventorių. Po birželio 2 nieko nepriimu visiškai. Kas norės, džiaugsis mumis Instagrame, ten matys, sakys, vau, noriu, dėja. Galės mėgautis mano kitais sprendimais, kaip galiu juos pakeisti be mūsų. Tai jūs būsit labai stipri bendruomenė. Norintiems bus kiti sprendimai. Vėliau, galbūt 3 mėnesių mes liksim arba ne, pažiūrėsim. Vėliau užsidarys platformą, aš ją pardavinėsiu su kuratorium už didžiausius pinigus, todėl kad jinai turės jau viską pripildyta. Pradžioje viskas bus savaitėmis įdėta, ateisiu tokia tuščia ir bus labai gera, kad visą laiką su jumis gyvenu. Norit veikti bendruomenėje, laikas jau dabar yra būtent šitoj platformoje, Telegrame. Telegramas yra saugu, dėl to aš ten darau, patogu, saugu, reikia priprasti. Ar reikia dalyvauti gyvai? Gyvai reikės dalyvauti Zoom'uose 1 kartą per 2 savaitės. Nenorit nedalyvaujat, aš jums baudų neduosiu. Mini treniruotės arba ten online treniruotės, kurios yra sunkios po 1 valandą į 2 kartus į savaitę. Norėsit, darysit, tai yra sunkios treniruotės, bet šiaip tai labai efektyvios. O kitiem naujiem žmonėm arba kur nori lengvesnės treniruotės ir trumpesnės, pateiksiu kitą variantą. Viskas bus įrašais. Ar treniruotės ir užduotis vyks pagal grafiką. Taip, aš rekomendaciją pateiksiu, per savaitę trinsiu, kad jūs tikrai per savaitę padarytumėte, neatidėtumėt kitam mėnesiu, kitai savaitai. Taip pat bus 1 arba 2 kartus į mėnesį online mini treniruotės, čia kaip užpakaliu, galbūt tempimo riešą jums. Kartu susijungsim, darysiu arba jums Zoom'e patikrinsiu jūs, pažiūrėsiu, kaip aš išvystysiu tai. Ar reikės pirkti sporto inventorių, tai kaip ir sakau, kad pafotkinot gal kažką iš namų, bet šiaip tik, kad būtų patogu, gera, faina, tai aišku reikėtų nusipirkti. Kur aš galėsiu parekomenduoti? Ar reikia papildų? Pagrindiniai papildai šiaip tai reikalingi, bet jeigu nenorėsit, niekas apie juos nekalba. Yra skiltys, norit paskaitot, paklausėt, duodu linką į jūsų šalį, dirbat ir su visą programą, reiškia,
maksimaliai. Ir mityba, ir pokyčiai, ir papildai, bet tai nebus papildai BCA ar ten dar kažkas D vitaminai. Reikia tyrimų. Bet pagrindiniai papildai gali būti vartojami be tyrimo, nes iš karto, aišku, žuvis nevalgot, skaidulinio maisto per daug bus pas mus, padidėjęs tas skaidulinis maistas, bet vis tiek jis nebus toks gausus, kurių reikia mums kiekvieną dieną, kad mikrobai būtų dominuojantis geri. Kur bus siunčiamos nuotraukas ir patiekalai. Nuotraukas žmogaus bus asmeniškai man, nes ne visi nori į čatą bendrą, o patiekalai bus į tam tikrą skiltį, kurį apžvelgs kuratorius pabaigoje dienoje ir išvadą parašys, pateiks vakare, kas buvo gerai, kas blogai, į ką atkreipti dėmesį, kokie patiekalai šiandien verti dėmesio, kurie ne ir taip toliau. Taip pat sportas, žymėsit pliusiukus, ar padarėt, nepadarėt, turi būti sąžiningumas. Nedarysit, neturėsit. Ar bus tikrinama pratimų technika, apie kurią jūs kalbėjot, kad vieną kartą į savaitę įdėsit pratimą. Bus kartą į savaitę. Prisėsiu, pasižiūrėsiu, pamatysiu, ką blogai darot, patikrinsiu ir tada rylse galėsiu įdėti arba to žmogaus blogą darymą, jeigu jisai leis, arba save parodysiu, kaip jis blogai daro ir tada kaip reikia gerai. Tai bus savaitės apžvalga. Norėsit, kelsit iki 3 minučių ir bus tobulas variantas, kaip per savaitę jausit, kaip pasistangrino kažkas. Ar pokyčių nuotraukas būtina viešinti? Ta prasme, į tą bendruomenę bus skiltis. Norėsit, dėsit ir tenai, kaip padarysim prieš ir po savaitės, po 2 savaičių, ten svarstyklės, gal apimtis, norėsit ten, galėsit dėti savo, mes pasidžiaugsim. Tai yra labai svarbu. Išmokti reikia džiaugtis už kitus, nes kitaip neįs jokie reikalai. Kasgi toliau pas mus vyksta? Ar bus pildomos anketos ir klausimynai? Bus anketa tam tikra, kad su jumis susipažinti ir stebėti tą progresą, su kokiais jausmais atėjot, su kokiais išeinat, ne? Amžius svarbus, aišku, kad ne. Su amžiumi tiesiog mes esam šiek tiek tokie skirtingi, tai mes turim pristaikyti, mes turim mylėti visus žmonės ir mes turim pristaikyti, visi skirtingi, bet visų tikslas yra vienodas. Tai nereikia save išskirti, ar tu ten tokia amžiaus ar netokia. Jokio čia nėra. Kada atsakysite į klausimus, kuriuos pateiksime, aš bandysiu prie progos, per tą dieną, kiek galėsiu, pamatysiu, arba per tam tikrą Zoom, kurį sukursiu ir vėlgi atsakinėsiu klausimai atsakymai. Viskas bus uždara, nematysit jūs jokių reelsų, kažkas bus ištraukas, bet šiaip ne. Ar galėsiu valgyti greitai, jei neturiu laiko gaminti? Ta prasme, greitai galit valgyti, bet jūs turit parašyti, Oksana, perku šitą makaronai, soja. Tai jūs tiesiog tada kalbėsite su manim, ką darot blogai, ką perkat, ką valgot restoranuose, ko nevertėtų ir jūs išmoksit matyti tą maistą, kad restorane ne kažką. Nu, iš tikrųjų taip yra. Bet jūs išmoksit. Ar skaičiuosime kalorijas? Ne. Mes nesam fitneso modeliai ant scenų, mes nesam imtynių varžybų dalyviai, mes esam moteris, kurios gyvenam ir norim palengvinti savo gyvenimą, ne, savo vaikam parodyti pavyzdį, savo vyrams įvesti, kurie tikrai keičiasi su moterų mityba ir tikrai nebus sunku gaminti atskirai, tiesiog tą patį pagaminsit ir gabalą mėsos vyrui pateiksit. Prie to pačio. Nevalgys, nereikia, jam bulves išvirsit. Viskas įmanoma. Ar galima keisti patiekalus, jeigu kažko nemėgstu? Pradžiai reikėtų pabandyti, įvesti, pavalgyti, nes tai yra reikalinga, jeigu ten parašyta, dėl mikroelementų, makroelementų ir panašiai. Bet jeigu jūs to nedarysit, tai jūs nepriversiu. Galit nevalgyti, galbūt parduotuvėje neradot, gal ten tie patys lapai, tie patys, bet o ką daryti? Tai tada ir yra įvairovė, kad mes papildomus šaltinius perkam. Valdysim tą virtuvę, valdysim jūs ir kuo paprastesni receptai ten. Kada viskas prasideda, namų darbai iki birželio 1 dienos bus padaryti, startas birželio 2 dieną ir tada jokių žmonių ten nepriimu. Jei bus norinčių, atgausit savo jėgas, finansus ir sakysiu, Oksana, noriu 2 dieną, jokia sąskaita nėra siunčiama, kol žmogus nepasako, kad perveš šiandien ir dabar, tai dėl to nedalyvausit jūs, nors ir turėjo tos informacijos. Aš tokia esu, kuri supranta, kad negali už viską imti pinigus ir bet kada leisti žmonės į projektą. Aš noriu disciplino. Tai kad mes nesiruošiam varžybom, mes ruošiamės gyvenimui, kuris palengvins jum gyvenimą ir kiekvieną dieną skaičiuoti kalorijas tai nėra gyvenimas. Nei vaikams, nei jūsų šeimai, nei pačiai savo. Tu tikrai nesversi tas krūtinėlės. Mes turime mokytis gyventi pagal jausmą. Jausmas yra tame, kad ne visi valgantis
Vištas jums turi būti pavyzdys. Jūs turite suprasti, kad višta turi hormoną, ne? Bet ar mes jo valgom ar ne, mes jau diskutuojam su savim. Todėl matysite plane ir duoną, ir šaukštelis, ir pabarstykite, o ne gramukais kažkokiais. Viską darome iš jausmo. Gerti vandenį irgi reikia tam tikrais kiekiais, bet vėlgi iš jausmo. Iš to, ką matote, o kavą gėriau, reiškia trigubai reikėjo išgerti, pamiršau, neišgėriau, blogai jaučiuosi, galva skauda. Tai ką aš jums sakau, atveskite save į tą kelią, kuris jums duos supratimą po 2-3 mėnesių. Į žinias, į subalansuotą save, į ramybę, į tai, ką jūs įvedėte save, kaip pasikeitėt, kaip suknelė krenta ant jūsų gražiai, kaip maudimukas gražiai atrodo. Jūs būsit laimingas žmogus tada, kada subalansuosit save iš vidaus, emocijas, kūną, kai jūs valdysit save, kai jūsų liemuo atsiskirs nuo klubų, kai jūs galėsit eiti su liemeniu, o ne su visu kūnu, nes jūs negalit pasisukti. Žodžiu, tai yra apie viską. Tai yra pasitikėjimas, kaip galima gyventi ir leisti savo gyventi kitaip, negu tu gali, todėl kad tau yra be energijos diena, apatija, tu nepasitikė, tu netilpi į rūbus, tu nežinai, kaip nusipirkti, tavo vyras tave vis apžiūri, tu vis jam nepatinki, tu ieškai antros pusės, tu nori pakeisti darbą, bet tau gėda eiti į pokalbį. Labai daug dalykų sutvarkysit, išmoksit atskirti marketinginius dalykus, nebirti beleką. Žodžiu, čia yra tokie stiprus dalykai, kuriuos gali sužinoti tik tenai. Tai siūlau jums tiesiog pasižiūrėti mano Instagramą, jeigu matot visą tai jau po iššūkio, tai rašykit dėl programų. Trenerė Oksana Fit Instagrame. Ačiū Jums uždėmesį, užduokite klausimus, jungitės, todėl kad daugiau tokios galimybės tokiam projektui nebus. Arba jinai bus brangesnė už tų kuratorium, arba visgi Jums reikės pagalvoti apie tai, kad bus kitos programos ir tada tik ten. Tai jūsų laikas yra dabar. Aš labai džiaugiuosi ir laukiu viso to. Ir tiesiog žinau, kad šitos 2 mėnesius pašvesiu Jums. Su Jumis būsiu, priprasim vieną kitą labai, įsimylėsim, negalėsim paleisti, bet aš žinosiu, kad Jūs būsit savarankiškos. Ne iki galo, bet Jūs žinosit jau, ką daryti. Tai sėkmės Jums, ačiū, kad buvot ir iki pasimatymo mano pokyčių platformoje.